šiame gyvenime tiesiog būtina turėti eismą. O Skaiva gyveno va čia. Viso žmogaus paslaptis slypi šiukšlėse. Tai intriguojantis ir labai netikėtas pasakojimas. Stop, Gabi. Būtų čia mano mašina, tai... Niekam čia netrukdo. Sakyk, stop. Stop! Stop, Gabi! Poliau? Ką, poliau? Nieko neatsitiko, tik kad varom iš čia greičiau. Tu čia mane gali. Prisiekiu, kad stuktelėjai. Aš prisiekiu tau meilę. Žmonės girdėjo. Žiūrok. Gabi, eini namo? Neni man aš žmonės. Nu, davai. Man tas kvapas. Žodžiu, šiandien mūsų istorijoje, kurią norim jums papasakoti, šito bus labai gerai. Ko čia šypsotės, gal šiukšlių mažai turit? Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. O kas čia yra? Ko čia mūsų Tai čia va pasitėti? šitaip, dievo, taip visą laiką. Labai papūda, tai nesiknysiu, bet... Tai negini. Nes mes iš tikrųjų labai pasipiktinę esame ir ganėtinai senokai. Ir mes atėjom pas Skaivą vieną vakarą ir sakome: mielas Skaiva, ar jūsų šiukšlės? Jis sakė, tikrai ne mano. Tada mes pradėjome, mes iš tikrųjų labai pasipiktinom, mums nusibodo. Nes mes ne vieną kartą išnešėm tas šiukšlės ir jos vis tiek vėl kaupės iš naujo ir tiesiog. Bet būtent čia, ne? Būtent čia, taip. O Skaiva gyveno va čia, kairėje jos duris. Ir galiausiai mes nusprendėm, kaip jūs truputėlį patikrinti. Įkviesti žmogaus šiukšlės. Aš žinau, bet Skaiva, Niujorko klubas, reiškia, pakvietė tenais pasivakarūti. Bet tikrai. Taip, ir dar, kad čia... O tai nori pasakyti, tik jinai viena čia dedas. Panašu, kad taip. Tai aš taip atvažiuoju į kitą miestą ir vienas pats susigalvoju, kad va šitoje aikštelėje laikysiu šiukšlės. Čia reiškia, visi laikydavo, ne? Ne, tikrai taip nebuvo. Ne, bet o kodėl jį taip daro, kaip jis manęs? Todėl, kad Lietuvos celebričiai nenešioja šiukšlių. Bet tas yra visiškai tiesa, o ką jūs galvojate? O klausykit, o jūs kur šiukšlės deda? Yra konteineris. Pykome dėl to, kad iš tikrųjų pasakytų, aš esu labai išsiėmus, aš visą laiką skubu, aš vėluoju, atleiskit, tikrai, susegėt, mano, aš prisipažįstu, aš išnešiu, nepykit. Bet jinai sakė, čia tikrai ne mano. Ir net po to mes kai tavoką parodėm ir šiaip sakėm, gerai, galbūt čia tie bateliai mano, bet juk jie nesmirda. Atsiprašau, bateliai nesmirda. O mes galime pažiūrėti paprastai. Pažiūrime apskritai, ko... Gabi, saldainių biškai pavalgo, bet tas yra pasinių metų matoma. Gliukozė. Taip. Šitą, žinokit, aš jaučiu, kad parduosim. Aš galvoju, kad dabar mes tai darom ir kažkaip truputėlį nemalonu, kai kažkokio žmogaus daiktas per teliką rodo. Bet jeigu nenori, kad rodytų, tai reikia išsinešti, ne? Kažkai nesveikas, man atrodo. Tai kam tu čia dabar rausi dar tas šiukšlės, iškrypėlį? Čia, žinok, čia yra tokių paršvinkusių dalykų, kad aš čia kol sukroviau, tai vos nenumiriau, žinok. Vo, radau. Čia beveik, žinok, man tiktų, ne. Klausyk, gal kokiam parduodam aukcionę ir žinai kaip, reikia prakalt šitus Skaivos batus ir tada... Ir valytoją pasamdysim. Ką žinau? Sakai, atvažiuok, turim problemų ir viskas. Sakyk atvirai. Labadiena. Ar čia Skaiva? Taip. Čia Gediminas, gyvenkime linksmiau. Iš TV3. Labas, Skaiva, kaip tu gyveni? Žinok, skambinu tau su tokiu reikalu. Iš tikrųjų esu iškviestas į tavo laiptinę. Ir čia sėdžiu su tavo batu. Jo. Tai kad jie sako, va čia stovi krūva, jūs sako, kad niekaip nesusitarėt. Nu. Alio. Skaiva, ar tau nesmirda? Smirda. Va, mums visiems smirda, tai sutvarkom tą betvarkę. Sutvarko, mergaitės, taigi išsinešiau, aš jau tas šiukšlės, man pasakė. Tai va. Matote, Skaiva išsinešė šiukšlės. O kodėl kitų neišsinešat? O tai ten batų dėžutės stovi. Aš nežinau, ar jūs ar ne jūs, bet kiti liko ne jūs. Kodėl išsinešat? O Skaiva, gali man pasakyti, kokį išmerą batų nešiu? 40. O čia 40, tai tavo batas čia tikrai yra. Ką žinau, čia reikia labai paprastai padaryti. Gal atvirai, aš jums noriu padėkoti už nuostabią galimybę
turėti galimybę išnešti Skaivos šiukšlę čia iš viso liestis prie žvaigždžių daiktų, kad net ir jau papūgusių. Šiaip tai čia, žinokit, yra aukštas lygis ir malonė. Nes priimkite tai kaip Dievo dovaną. Jeigu aš gyvenčiau, pavyzdžiui, prie Madonos namų, aš neščiau jo šiukšlės, kaip vieną neneštų. Nu, va, čia. Nu, ne, jeigu atvirai. Nu, va, čia. Nu, neneščiau. Padiena. Skaivos batai, nenorit pirkti? Kiek? 20 litrų. Labą dieną, Skaivos batai, nenorit vieno nusipirkti? Neimat. Aš ponas, sustokit. Žinot Skaivą? Žinom, va, čia vaikas yra. Jos batas už 20 litrų nupirkit vaikų dovanų. Super dovana. Ričardai, nori batą? Bet greitai, nestovi eilė. Imat ar ne? Kas, ačiū, gerai, sėkmės, važiuokit. Jeigu prekiaučiau, Skaiva, jeigu tu turi kokį nors tai šiukšlių, nedėk jų ten. Skambini man, mano numerį žinai. Aš jos galiu parduoti, tau 10% nuo prekių galiu atiduoti. Kam? Vat kaip, pavyzdžiui, visa Europos Sąjunga išniaukščia, kad reikia rūšiuoti šiukšlės, kad reikia jas, ta prasme, atidėlioti, kad reikia panaudoti kiek įmanoma kartų labiau. Aš nežinau. Jeigu kažkas dar pažinome, dar tu, kuri turi koks batų ar ką, tai jūs man skambinkit. Ir aš tikrai manau, kad čia vienoje ar kitoje gatvėje per dieną kitą paprekiavęs. Aišku, būtų paprašiau, jeigu turėčiau garantinį raštą, kad šitas batas, pažiūrėjau, ten Skaivą. Tai va, tai... O sak, nesakyk, žengimus, kad perdėjau ar ne? Tu čia man, o tu čia Skaivas. Čia Skaivas. Klausyk, Gedai, nu tai ką, sakyk, aš žodžiu, merkiu gėlės pasakyk galtinį moralą. Kaimynė, galėjo vietoj to, kad supranti, pasidaryti bizniuką normalų iš žvaigždės daiktų. Tai ne, visą nelarą man pavyko. Bet žinau, kad dėžodžius visus pinigus išleidau ant tulpių. Gerai. Šitai 40. Aš matau, kad čia nais labai daug. Tai va, žodžiu, užsimant Skaivos šiukšlių išvežimu, aš uždirbčiau per valandą apie 80 litrų. Kiek uždirbo per 20-15 minučių. Tai va, ką? Ką aš meku? Tai va, mielos Lietuvos šou verslo, politikos, muzikos ir kitokių tais gyvenimo sričių žvaigždės, taip patgi ir sportininkai. Jeigu turite kažkokių tais nesklandumų su savo šiukšlių išnešimų, išvežimų, nesidrovėkite. Skambinkite numeriu 1393, nes ne tik mielai padėsime jums išvengti konfliktų su kaimynais, ne tik, kad tą šiukšlę žinoma išgabensime, bet kaip patys ir suprantate, dar šiek tiek uždirbsime ir galbūt kokį tam pelinių padalį, kam nors ir kas. Sveiki, antradienio vakarą su jumis sveikinasi skandalinga TV pagalbos laida. Ir šiandien mes jums pristatome neįtikėtiną istoriją, įdomų ir visus jaudinantį pasakojimą.